Evansas suklupo, tenka keltis nuo parketo. Evansas dar sėdėdamas rodė Biručiui, kur reikėtų perduoti perdavimą, o atsistojęs. Pirmosios dvi šių rungtynių minutės prabėgo. Orelikas. Lieka prieš Lauryną Birutį, pašokdina varžovo aukštą ūgį, gražiai suranda Gagičių, bet Gagičių. Čia dar kartelį. Nekasdien. Jis lieka prie Ulanovo, pamestas kamuolys, klaida. Kauno Žalgirio greitas atsakas Tomas Glimša iš dešinio. Serijoje su Mažeikiais vos vieną tritaškį iš 6 pataikė Kynanas Evansas. Dabar jis vagia kamuolį po aplaidaus Deivido Sirvyčio perdavimo. Kynanas Evansas iš viršaus. Tikrai nedažnai matom Evanso dėjimus, tačiau galim pasigrožėti ir dar kartą. 15-6, Evanso 5 taškai paeiliui. Priekinė linija yra tas pranašumas, kurį vis viena turi Kauno Žalgiris prieš visus beveik varžovus atkrintamosiose varžybose čia ir perimetro gynybos pranašumas. Kol kas Deividui Sirvyčiui nepavyksta pasižymėti pirmuoju taiklių tolimų metimų šį vakarą. Samneris visiškai laisvas, o dar beveik 3 minutės likusios iki pirmojo kėlinuko pabaigos. Orelikas. Ir dar viena Gedimino Oreliko klaida, skėšėje rankomis ant parketo atsigulęs Panevėžiečių krašto puolėjas Šmitas iki galo. Dar viena lės, bet daugiau nebelaiko ir jo nervai. Stebint tai, kas dedasi aikštelėje, plus 17. Kalbant ne apie kontraktą, kalbant apie rungtynių eigą, bet nei taškų, nei pražangos. Olvinas. Čia Variuso Heiso blokas varžovų žaidėjui. Reguliariajame sezone vos 16% tritaškių pataikymas. Pražanga Gagičiui, 2 taškai Evansui ir dar kelionė prie baudų metimo linijos. Toks įspūdis, kad beveik be pasipriešinimo. Ir daugiau tritaškių negu, tai yra, sakau, daugiau tritaškių, daugiau taškų negu ženkliai daugiausiai tritaškių istorijoje pataikęs Artūras Milaknis, taip pat yra įspūdinga. Manekas. Geras perdavimas po krepšiu. Edmundas Samneris. Šiuose rungtynėse. Na taip, iki šiol buvo vienintelis starto penketo žaidėjas dar neatsidaręs. O čia 2 taškai su pražanga. Agresyv. Trečioji Latvijos pražanga. Koks perdavimas Gagičiui ir kaip ten kamuolį be pražangos išmuša Edgaras Ulanovas. Puikus Žalgirio kapitono epizodas gynyboje, kitam aikštės gale, kad gera gynyba yra pamatas lengvam puolimui. Eina į pagalbą žalgiriečiai ir sugeba su dvigubinė gynyba išprovokuoti Gagičiaus klaidą. Ulanovas Evansui, Evansas iki galo ir... Lipkevičius. Keisas dengia Lipkevičių. Rizikingas perdavimas, Orelikas sugraibo kamuolį, bet dviesi jį apspitę varžovai. Išmuša iš Oreliko rankų Edgaras Ulanovas greitame puolime. Žalgirio atkarpa 4-0. Žinok, netgi pirmoji pertraukėlė po pirmojo kėlinio. Taip, taip. Jis jį pakartoja jau 4 kėlinuko pradžioje. 5 taškai skiria komandas. Giedraitis iki galo. Gražūs Dovydo Giedraičio taškai. Žalgirio stovykloje Tomas Dimša lieka ant suolo, nežaidė jis trečiajame kėlinyje. Čia 2 taškai ir dar pražanga. Vyksta pražanga, Varnas išsiprovokuoja savo vidutiniškai. Boldinas. Slystelė ant parketo, pamestas kamuolys. Ir Dovydas Giedraitis. Kamuolys 2 taškai. Ir Žalgiris jau 12 taškų skirtumų priekyje. Gagičius turi 4, Maldūnas turi 4, Birutis turi dėjimą iš viršaus. Kamuolį iš viršaus. Jam tai įsimintinos akimirkos. Atkrintamosiose varžybose jis dar nebuvo žaidęs, tad... Oi! Dimša ginasi prieš jį. Į pagalbą atėjo Maldūnas. Stukniais įsirašys klaidą. Samneris įsirašys 2 taškį.